Liepos 7-13 savaitės horoskopas. Virsmo savaitė. Jau pirmadienį Uranas pereis iš Jaučio į Dvynių ženklą. Tai vienas iš reikšmingesnių šiais metais astrologinių įvykių, didelių pokyčių laikas. Jau pirmosiomis šios savaitės dienomis gyvenimas gali pateikti ypač daug netikėtų situacijų. Galima tikėtis tiek išorinių, tiek ir vidinių pokyčių, asmeninių permainų. Savaitės viduryje Mėnulio pilnaties Ožiaragio ženkle ritmai stiprins emocijas, skatins derinti logiką ir jausmus. O kai kam galės būti emocinės brandos testų. Ar tai, ko trokštame, dera su tuo, ką darome? Saulės, Jupiterio ir Selenos kelionė Vėžio ženklu ketvirtadienį skatins emocinį jautrumą. Į pirmą planą iškels šeimai svarbias temas. Marsui judant Mergelės ženklu penktadienį palanku susikurti tolesnį veiksmų planą, spręsti finansinius ir buitinius reikalus. Šeštadienį Venerai viešint karališkajame Dvynių ženklo laipsnyje puikus metas romantiškiems pasimatymams. O Merkurijaus kelionė Liūto ženklu šiomis savaitgalio dienomis palanki ir įdomiems renginiams bei susitikimams. Sėkmės jums šią savaitę! Gimusiems po Avino ženklu. Savaitė galinti priminti galingą ir greitą kalnų upę. Jos dienomis Saturnui ir Neptūnui judant jūsų ženklu savo kelyje įveikite pasitaikančias kliūtis, ieškodami nestandartinių sprendimų. Ir tai aktualu jau savaitės pradžioje, Uranui pereinant į Dvynių ženklą. Galimos nelauktos žinios, netikėti įvykiai, pokyčiai darbuose, ypač dirbantiems technologijų srityje. O kai kas šiomis dienomis patirs ir gilią vidinę transformaciją. Savaitės viduryje Mėnulio pilnaties ritmai Ožiaragio ženkle ragins, sprendžiant problemas, ieškoti konkrečių faktų, logiškų argumentų. Marso kelionė Mergelės ženklu ketvirtadienį skatins neskubėti, o būti kruopščiu, daugiau dėmesio skirti ir savo dienotvarkei. Gali kilti naudingų idėjų, kaip pagerinti ir savo buitį. Merkurijaus viešnagė Liūto ženkle penktadienį palanki naujų idėjų pristatymui. Saulės ir Jupiterio kelionė Vėžio ženklu stiprins jūsų įžvalgas, intuiciją, skatins išreikšti save kūryboje, eksperimentuoti su naujomis stiliaus idėjomis. Šeštadienį Venerai keliaujant karališkuoju Dvynių ženklo laipsniu puikus laikas draugystei ir meilei, o sekmadienis šaunus smagioms jūsų išvykoms. Džiugaus upės tekėjimo jums šią savaitę. Gimusiems po Jaučio ženklu. Savaitė, kai norėsite, o ir galėsite atsikvėpti nuo buvusios įtampos ir permainingų situacijų. Pirmadienis jums didelio virsmo metas. Uranas iškeliaus iš jūsų į Dvynių ženklą. Tad jau pirmosiomis savaitės dienomis kurkite ramesnį, stabilesnį laikotarpį.
Savaitės viduryje Mėnulio ožiaragio ženkle pilnaties ritmai skatins atsirinkti tikruosius dalykus ir nedramatizuoti to, kas šiuo metu yra laikina. Veneros viešnagė Dvynių ženkle ketvirtadienį skatins būtinumą peržiūrėti sąskaitas, taupymo planus. Marso mergelės ženkle ritmai penktadienį skatins susikoncentruoti į esminius dalykus, kruopščiai ir atsakingai atlikti užduotis, kurti ilgalaikius planus, tolesnę strategiją. Šeštadienį Venerai viešint karališkajame Dvynių laipsnyje stiprės emocijos, jausmai, švelnumas ir jautrumas. Tai tinkamas laikas planuojantiems sužadėtuves ir vestuves. O sekmadienį raskite laiko kūrybai, džiugiam poilsiui. Turiningos jums šios savaitės. Gimusiems po Dvynių ženklu. Netikėtumų kupina savaitė. Ir tokia gali būti jau jos pradžia, kai jūsų ženklą atkeliaus Uranas. Galite pasiryžti didelėms permainoms, kas veikloje, finansų srityje, o kas ir asmeniniame gyvenime. Šiuo metu, užsiveriant vienoms durims, galite atrasti naujas galimybes darbo internetu ir technologijų srityje. Savaitės viduryje Mėnulio pilnatis gali sustiprinti Urano ritmus, tad gali padidėti jūsų emocinis jautrumas. Patartina daugiau dėmesio skirti fiziniai ir emociniai sveikatai. Ketvirtadienį Merkurijui tebekeliaujant Liūto ženklu, norėdami išsakyti kilusias mintis, bendraukite švelniai, žodžius rinkitės ypač atsakingai. Marso viešnagė mergelės ženkle penktadienį ragins neskubėti, atrasti vidinį balansą, susikurti buitį lengvinančią rutiną. Draugystė ir meilė, jautriems pokalbiams ypač palankus šeštadienis, Venerai viešint karališkajame jūsų ženklo laipsnyje. Naujos pažintys galimos ir netikėtose situacijose. Laikas palankus ir norintiems skirti daugiau jo asmeniniam tobulėjimui. O taip pat ketinantiems atnaujinti savo stilių. Sekmadienis puikus jūsų kelionėms. Sėkmingų permainų jums šią savaitę. Gimusiems po Vėžio ženklu. Savaitė gabumų ir talentų atskleidimui. Jos dienomis jūsų ženklų keliaujant Saulei, Jupiteriui, Selenai ir Varšijai stiprės jūsų įžvalgos, intuicija, o taip pat vidinis spindesys. Norėsis bendrauti jautriai iš pačios širdies. Jau savaitės pradžioje lengviau atskleisite kūrybinius sugebėjimus, o kai kas netikėtai galite atrasti naują, širdį džiuginančią veiklą. Uranui pradėjus kelionę Dvynių ženklu, norėsis aiškiai savo įvardinti, kas iš tiesų jums yra vertinga, o ką jau metas paleisti. Savaitės viduryje Mėnulio pilnaties ritmai jums opoziciniame ožiaragio ženkle gali įsiūbuoti jūsų emocijas, skatins naujų žvilgsnių pažvelgti ir į tarpusavio santykius bei įsipareigojimus, ragins rinktis kokybę, o ne kiekybę, tuos, su kuo norėsis nuoširdžiai bendrauti. Marso ritmai mergelės ženkle ketvirtadienį galėtų padėti įgyvendinti tai, kas dar buvo svajone.
Dabar tai galėtų tapti aiškiu jūsų planu. Skirkite dėmesio organizaciniai tvarkai bei finansams. Merkurijaus judančio liūto ženklui ritmai penktadienį skatins kūrybingiau pateikti kilusias idėjas, o šeštadienis Venerai viešint karališkajame laipsnyje draugystei ir meilei, o dar tebeieškantiems savojo žmogaus palankus naujoms pažintims. Sekmadienį skirkite džiugiam poilsiui prie vandens. Daug meilės jums šią savaitę. Gimusiems po liūto ženklu. Savaitė jūsų permainoms. Jūsų ženklu judant Merkurijui ir į Dvynių ženklą atkeliavus ir Uranui, jau savaitės pradžioje atidžiau vertinkite gaunamus naujus pasiūlymus. Tai metas, kai galimi karjeros posūkiai, ar net galite ryžtis keisti profesiją. Kai kuriems liūtams trūkus kantrybei, jie gali ryžtis užverti senas duris ir ieškoti naujai atsiveriančių. Galite rasti naują kryptį technologijų, švietimo, komunikacijos ar administravimo srityse. Savaitės viduryje Mėnulio pilnaties ritmai galės stiprinti jūsų kūrybines galias, o kartu ir gerų permainų troškimą veikloje, o kai kam ir tarpusavio santykiuose. Ketvirtadienį Merkurijaus ritmai jūsų ženkle skatins išsakyti mintis, kurios galės įkvėpti ir šalia esančius. Penktadienį palanku ne tik vadovauti, bet ir pasirūpinti praktiškais niuansais. Norėsis keisti gerą situaciją. Kai kas nuspręs pakalbėti apie algos, pareigų ir atsakomybės santykį. Šeštadienis palankių Veneros ritmų įtakoje tiktų pasimatymams, kam naujoms pažintims, o kam ir smagios savaitgalio kelionės pradžiai. Sėkmingų pokyčių jums šią savaitę. Gimusiems po mergelės ženklu. Energinga savaitė jūsų darbams. Jūsų ženklu keliaujant Marsui, o savaitės pradžioje į Dvynių ženklą atkeliavus ir Uranui, darbuose galimos permainos. Kai kas nuspręsite keisti veiklos kryptį. Savaitės viduryje Mėnulio pilnaties ritmai skatins kaupti jėgas, bendrauti kūrybingai. Kurkite aiškius planus, tik neperkraukite savęs darbais. Juos derindami su poilsiu, leiskite sau laisviau kvėpuoti. Ketvirtadienis Veneros Dvynių ženkle ritmų įtakoje tiktų pokalbiams su partneriu apie ateities planus. Merkurijaus liūto ženkle ritmai penktadienį skatins jus ne tik gilesniai analizei, bet ir kūrybiniai saviraiškai. Tai tinkamas metas išsakyti savas mintis. Šeštadienį Venerai viešint karališkajame laipsnyje, o Saulė Jupiteriui ir Selenai keliaujant Vėžio ženklu, tinkamas laikas draugystės ir meilės kūrimui bei stiprinimui. Šiuo metu perkraunantiems tarpusavio santykius palanku ieškoti kompromiso bei sutarimo. Sekmadienį skirkite atokvėpiui, maloniam poilsiui prie vandens. Daug gyvenimo džiaugsmo jums šią savaitę. Gimusiems po svarstyklių ženklu. Naujų idėjų savaitė.
Jos dienomis leiskite sau tobulėti, mokytis, būkite atviri naujoms mintims bei idėjoms. Jau savaitės pradžioje, Uranui perėjus į Dvynių ženklą, palanku plėsti akiratį, skirti daugiau laiko filosofijai, asmeniniam tobulėjimui, vidiniam balansui. Juolab, kad šiomis dienomis galimos keistos žinios, netikėtos situacijos, o kai kam darbe gali keistis komanda. Savaitės viduryje Mėnulio pilnaties ritmai skatins kūrybą, o tarpusavio santykiuose paleisti tai, kas trukdo jūsų širdies ramybei. O kai kas nuspręs atsirinkti ir tikruosius draugus. Marsui viešint Mergelės ženkle, ketvirtadienį pasirūpinkite tuo, kas iš pirmo žvilgsnio nepastebima. Detalėmis, smulkmenomis tuo, kas galėtų padėti jūsų kelyje. Penktadienį peržiūrėkite sąskaitas, tvarkykite dokumentus, darbo ir namų erdvę, tai padės jums atkurti vidinę ramybę. Šeštadienį Venerai viešint karališkajame Dvynių ženklo laipsnyje puikus metas susitikimui su bičiuliais, kurie jūs įkvepia, draugystės ir meilės ryšių stiprinimui. Tai jums bus kaip karštą vasaros dieną gaivaus oro gurkšnis. Šiomis savaitgalio dienomis norėsis mąstyti apie tai, kas jūs įkvepia, palaiko, su kuo norisi augti ir tobulėti. Šaunių idėjų jums šią savaitę. Gimusiems po Skorpiono ženklu. Savaitė jūsų planų korekcijai. Jos dienomis Saulei ir Jupiteriui keliaujant Vėžio ženklu tinkamas laikas tikslinti judėjimo kryptį. Ir tam palankios jau pirmosios savaitės dienos. Į Dvynių ženklą atkeliavus Uranui. Savaitės viduryje Mėnulio pilnaties ritmai skatins susitelkti į savo sielos gelmes. Tai tinkamas laikas paleisti buvusias nuoskaudas, pažvelgti į situacijas ir iš kitų pozicijos, atverti širdį gilesniam bendravimui ir įžvalgoms. Lilit ir Prozerpinai judant jūsų ženklu, ypač svarbu pasirūpinti fizinę ir emocinę sveikatą, nekelti kitiems didelių lūkesčių, tai padės jums atrasti vidinę ramybę. Marsui keliaujant Mergelės ženklu, ketvirtadienį verta peržiūrėti finansus, investicinius žingsnius. Penktadienį Merkurijui viešint Liūto ženkle imkitės organizacinių darbų. Jūsų tikroji galia, kai kursite ne griaunant, o auginant. Šeštadienį Venerai viešint karališkajame Dvynių ženklo laipsnyje galimos netikėtos pažintys. O sekmadienį surenkite smagią šeimos išvyką ar kelionę. Gilių įžvalgų jums šią savaitę. Gimusiems po Šaulio ženklu. Netikėtumų savaitė. Ir jūs šios savaitės dienomis gali pabyrėti kaip iš gausybės rago. Savaitės pradžioje į jums opozicinį ženklą įžengs ir Uranas. Tad siekdami stabilumo geriau sudarykite prioritetų sąrašą, atsisakydami to, kas nėra būtina. Jau pirmosiomis šios savaitės dienomis susilaikykite nuo abejotinos finansinės rizikos, piniginiams klausimams skirdami daugiau nei įprastai laiko. Savaitės viduryje Mėnulio pilnatis aktyvuos jūsų kūrybines galias, ragins siekti ir naujų dvasinių horizontų.
Marsui keliaujant mergelės ženklu, ketvirtadienis tiktų dokumentų tvarkymui. Merkurijaus liūto ženkle ritmai penktadienį sustiprins jūsų kūrybinę ugnį. Tai puikus laikas norintiems dalintis žiniomis, kalbėti viešai, pristatyti naujus sumanymus. Šeštadienį Venerai viešint karališkajame laipsnyje, pokalbiai su partneriu gali tapti gilesni. Jupiteriui keliaujant Vėžio ženklu, dalinkitės švelnumu ir meile. O dar tebeieškantiems savojo žmogaus galimas netikėtos pažintys. Sekmadienį skirkite aktyviam poilsiui gamtoje. Turiningos jums šios savaitės. Gimusiems po ožiaragio ženklu. Savaitė, kai galite nuveikti daug daugiau nei įprastai. Jos dienos Marsui keliaujant mergelės ženklu tiktų paraiškoms, projektams bei deryboms. Iš Jaučio ženklo į Dvynių iškeliavus Uranui, jau pirmosiomis jos dienomis galėsite tikėtis darbuose stabilesnės situacijos. Savaitės viduryje Mėnulio pilnaties ritmai jūsų ženkle galės sustiprinti aukštesnės pozicijos siekius. O Marso kelionė mergelės ženklu ketvirtadienį skatins išsikelti aukštesnius tikslus, siekti asmeninio ir profesinio tobulėjimo, mokytis, leistis į pažintinę kelionę. Penktadienis tiktų norintiems planuoti ilgalaikius žingsnius. Merkurijui viešint liūto ženkle naujų projektų pateikimui. Šeštadienį Venerai viešint karališkajame laipsnyje palankus laikas išorinės ir vidinės tvarkos kūrimui, o kai kam ir gyvenamos vietos keitimui. O sekmadienį norėsis kuo daugiau savo meilės ir dėmesio skirti artimiausiam žmogui. Įdomios jums šios savaitės. Gimusiems po vandenio ženklu. Savaitė, kai gyvenimas gali verstis kūliais. Dažniau lankys ir kelionių ilgesys. Jau savaitės pradžioje į Dvynių ženklą atkeliavus Uranui galimi netikėtumai, nelauktos situacijos. O ir jums patiems kils noras daug ką pertvarkyti. Kasdienybės rutiną, imtis pokyčių darbuose, labiau pasirūpinti fizinę ir emocinę sveikatą. Savaitės viduryje Mėnulio pilnatis stiprins meilės ir švelnumo ilgesį, o kartu ir jūsų kūrybines galias. Skatins dalintis tuo, ką kuriate, norėsis atskleisti savo talentus. Merkurijaus kelionė jums opoziciniu liūto ženklu ketvirtadienį gali stiprinti kritiškumą, norą nepalikti visko tik idėjų lygmenyje, tad palankus būtų kūrybinis dialogas. Plutonui judant jūsų ženklu penktadienį gali paaiškėti, kad kai kurios idėjos nesulauks palaikymo. Būkite lankstus, ieškokite naujų galimybių. Kurkite naujus planus. Palankesni būtų kolektyviniai projektai. Šeštadienį Venerai viešint karališkajame laipsnyje daugiau savo dėmesio skirkite mylimam žmogui, įsiklausykite į jo lūkesčius. O kai kam šios savaitgalio dienos ir naujų santykių startui. Giedros nuotaikos jums šią savaitę. Gimusiems po žuvų ženklu. Savaitė, kai daugiau gali būti mažiau. Jos dienomis jūsų ženkle viešint kylančiam mazgui, o Saulė, Jupiteriui ir Selenai keliaujant Vėžio ženklu,
dažniau susimąstysite apie gyvenimo prasmę. Ypač svarbi bus jūsų emocinė pusiausvyra. Norėsis gilintis į vidinius išgyvenimus, atsirinkti tikruosius dalykus. Savaitės pradžioje į Dvynių ženklą atkeliavus Uranui kai kam galimi pokyčiai veikloje, o kai kam ir šeimoje. Norėsis dažniau keisti aplinką, sieksite gyventi lengviau ir laimingiau, pasirūpinti savo asmenine erdve. Savaitės viduryje Mėnulio pilnaties ritmai skatins pasirinkti, su kuo toliau keliausite gyvenimo keliu, kas jums yra vertinga, o su kuo norėsite ir atsisveikinti. Marso jums opozicinėme Mergelės ženkle ritmai ketvirtadienį gali sustiprinti norą kai kada atsiriboti nuo patiriamos išorėje įtampos, susitelkti į savo vidų, planuoti terapines veiklas, daugiau dėmesio skirti savo sveikatai. Penktadienis tiktų darbui su klientais, kūrybinių projektų užbaigimui. Ypač tinkamas laikas, norintiems perkrauti tarpusavio santykius, būtų šeštadienis, Venerai viešint karališkajame Dvynių laipsnyje. Tai geras laikas nuoširdiems pokalbiams, atsiprašymams, senų nesutarimų išsklaidymui. Norėsis išreikšti tai, ką jaučiate. Sekmadienį raskite laiko pabūti prie vandens. Vandens stichija jums padės patirti harmoniją su aplinka. Gilių patyrimų jums šią savaitę.